Sveiki vaikai, pamokos tema įvairūs uždaviniai. Tikslas – pakartoti įvairių lygčių sprendimą, spręsti įvairius uždavinius. Atlikdamas užduotis prisiminsi, kokios medžiagos naudojamos statybose ir pasitikrinsi, ar moki sudaryti ir spręsti matematinės lygtis. Pradėkime. Atidžiai perskaityk užduotis ir pasirink teisingus atsakymus. Pažymėk plytą, kurios plotis apskaičiuojamas lygtimi 25 × x lygu 300 kvadratinių centimetrų. Na, plotį turėtume skaičiuoti, spręsdami taip lygti. X lygu 300 dalinti iš 25 būtų 12. Vadinasi, plytos plotis turi būti 12 cm. Spaudžiame ant šios plytos ir tikriname, išsprendėme teisingai. Lietuvoje buvo gaminamos dviejų storių 65 mm ir 88 mm plytos. Pažymėk veiksmą, kuriuo galima apskaičiuoti šių plytų storio skirtumą. Na, iš 88 atimkime 65 ir gauname 23 mm. Taip, skirtumas yra toks. Mama parduotuvėje nupirko veidrodį, kurio plotas 300 kvadratinių centimetrų, plotis 50 centimetrų. Pažymėk lygtį, kurią išsprendus galima sužinoti veidrodžio ilgį. Na, lygtis būtų štai pirmoji 50 × x lygu 300 kvadratinių centimetrų. Tiesa. Molio plytos vienos sienelės ilgis 35 cm, o tos sienelės plotas 350 kvadratinių centimetrų. Pažymėk lygtį, kuria galima apskaičiuoti vienos plytos sienelės plotį. Na ir lygtis 35 × x lygu 350 kvadratinių centimetrų. Parinkome teisingai. Namo statybai tėtis nusipirko 1000 vinių. Baigus darbus liko 179 vinys. Pažymėk lygtį, kuri padėtų sužinoti sunaudotų vinių skaičių. Na tai 1000 minus x lygu 179. Pažiūrėk iliustraciją ir pažymėk veiksmą, kuriuo galima apskaičiuoti 6 smėlio pakuočių kainą. Pažiūrėkime. Kaina 12,84 litų. 6 pakuotės. Tai skaičiuojame 12 × 6 lygu 77 ir 400 litų. Tikriname. Teisingai. Skaidraus stiklo storis gali siekti 19 mm, spalvoto nuo 4 iki 10 mm. Pažymėk veiksmą, kuriuo galima rasti didžiausią skaidraus ir spalvoto stiklo storių skirtumą. Na, jeigu didžiausia, tai iš 19 atimti 4 lygu 15 mm būtų didžiausias skaidraus ir spalvoto stiklo storių skirtumas. Žymėkime. Išnagrinėk iliustraciją su skardos lakšto matmenimis ir kaina. Pažymėk veiksmą, kuriuo suskaičiuotum, kiek kainuotų uždengti 60 kvadratinių metrų stogo. Na, žiūrėkime. Vieno skardos lakšto kaina 39,69 litų.
kiek kainuotų uždengti 60 kvadratinių metrų stogo. Vadinasi, dauginame 60 kart 39,69 ir gauname 2381,4 litų. Tikriname, išspręsta teisingai ir parinktas veiksmas teisingai. Atliekant bandymą, molio plytos buvo atšaldomos iki -15 laipsnių Celsijaus ir pašildomos iki +20 laipsnių pagal Celsijų. Pažymėk veiksmą, kuriuo galima apskaičiuoti šį temperatūrų skirtumą. Žymime 20 + 15 lygu 35 laipsniai Celsijaus. Pažymėk kelias pateiktas naudingąsias iškasenas naudojamas statybose. Stiklas, molis, smėlis. Žinome, jog stiklas nėra naudingo iškasena, tai žymime molis ir smėlis. Įveikiai visas testo užduotis. Puiku! Sėkmės atliekant užduotis savarankiškai. Mokytoja Lina.